Europos kaleidoskopas. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Europos kaleidoskopo rubrikoje kartu su Alytaus Europe Direct turime puikias viešines. Mūsų studijoje vieši Alytaus kolegijos multimedijos dizaino ir leidybos technologijų studijų programos trečiakursės Loreta Michailovič ir Živilė Bendinskaitė. Labadiena. Labadiena. Loreta ir Živilė, šiandien kalbėkime apie Europą ir ką reiškia kiekvienam iš mūsų būti Europos piliečių. Jūs, jauni žmonės, jaučiatės, juk jūs esate neatsiejama tos Europos dalis. Ar jūs esate Europos piliečiai? Be abejo. Be abejo, ne? Kadangi turime begalės teisių ES šalyse ir kurios turime tiek laikytis, tiek gerbti visose ES šalyse. Kiek jums ta Europa yra aktuali, jeigu kalbėti apie jaunus žmonės, kurie daugelis savo gyvenimą vis tik tai projektuoja taip, mokslus aš baigiu Lietuvoje, pasitobulinti dar galiu kažkur, na, o vėliau keliausiu ieškoti skaistesnės saulės ir ilgesnio euro kurioje nors ES šalyje. Štai jūs trečiakursės, pavasarį jums teks ginti diplominius darbus. Kokios jūsų gyvenimo vizijos? Šiaip pagrindinė dabar gyvenimo vizija yra baigti Alytaus kolegiją ir sekantis etapas, manau, būtų susirasti tinkamą darbą. Tai nebūtinai Lietuvoje, taip pat gali būti ir ES šalyse, kadangi ten yra puikios galimybės tęsti savo studijas. Nežinau kaip mano kolegė, tačiau mano vizija yra susijusi su tuo. Žinoma, pritarčiau savo kolegijai, be mokslo, kad ir bet kurioje ES šalyje tikrai nieko nebūtų, todėl ir mano ta pati ateities vizija, kad pabaigti studijas tiek Alytaus kolegijoje, tiek gal kažkuriam iš Lietuvos universitetų. Vis dėlto, tai, kai jūs baigsite čia, jums jūsų nuomonė to nepakanka, ar ne? Tai manau, ne. Studijuojate multimediją, dizainą ir leidybos technologijas. Tai yra išties inovatyvios sritys, kuriuose naujovės atsiranda praktiškai kiekvieną dieną, kiekvienais metais. Kaip suspėti jaunam žmogui iš tikrųjų ir dirbti, ir galvoti apie išlyginamąsias studijas ir neatsilikti nuo tų technologinių naujovių, kurios būtinos jūsų kasdieniniam darbe? Nuo technologijų neatsilikti, tai manau vienintelė išeitis tuo pastoviai domėtis. O kas liečia kaip suspėti, tai manau, kad kai yra noro, tai viską ar suspėji. O jums kaip atrodo? Na, nežinau, šiaip domėjimasis yra mūsų jau kaip ir kasdienybė. Jaunimas esame, turėtume domėtis įvairiomis technologijomis, taip pat tai yra neatsiejama nuo mūsų specialybės, tai stengiamės kažkaip jau įgyti tų naujausių žinių ir naudotis. Tai. Netgi, taip, prašau. Nenoriu kalbėti apie visus, bet bent jau aš pati, tai jau turiu tokį įprotį stengtis kiekvieną dieną paskaityti, kas yra naujos, tiek su tom pačiomis informacinėmis technologijomis, tiek su įvairiomis, taip, Lietuvos žiniomis, ES žiniomis. Na štai, Europos Sąjungoje dabar kaip tik tvirtinamas kitų metų biudžetas, taryba su Europos parlamentu liktai sutarė ir aš pastebėjau tai, jog milžiniškos sumos jau 10 milijardų litų yra skiriamos būtent inovacijom, naujom technologijom, nes puikiai visi supranta, jog investuodami į tai mes galime išlikti toje pasaulio rinkoje kažkiek konkurencingi. Ar štai tokie dalykai jums jauniems žmonėms vis dėlto nėra per daug tolimi, nes daugelis sako, žinot, Europa ten kažkur, o mes čia Lietuvoje, mes čia taip tyliai, ramiai, tokiame užkampėlėje pagyvensime ir visa tai mūsų neliečia. Ar jūs kaip jaunus žmonės iš tikrųjų liečia tie sprendimai, tos problemos, kurios yra sprendžiamos europinių lygmenių? Tai be abejo, tai yra neatsiejama nuo mūsų, kadangi mes esame Lietuvos piliečiai ir taip pat ES piliečiai, todėl turime domėtis ne tik, kas vyksta Lietuvoje, tačiau ir visoje ES. Ir manau, viskas vien tik tai Lietuva pas mus neturėtų pasibaigti, kadangi esame narė ES. Pritarčiau savo kolegijais nuomoniai, nes, kaip jau ir minėjau, esame ne tik Lietuvos piliečiais, tačiau ir ES, todėl privalome domėtis visais su ES susijomis naujienomis. Taip, bet iš kitos pusės kiekvienas iš mūsų, būdamas ir Europos pilietis, ir Lietuvos pilietis, puikiai žinome savo teises, bet dažnokai pamirštame savo pareigas, ar ne? Ar jums, jauniems žmonėms, ta pusiausvyra yra, kad be teisių kiekvienas pilietis turi tam tikras pareigas?
Tikriausiai kiekvienas daugiausia atkreipia dėmesio į kokias jisai teisės turi, o ne į kokias pareigas, o mums kaip jauniems žmonėms turbūt tos teisės visada yra svarbiau negu pareigos. O jūsų kaip jaunų žmonių, kaip Europos piliečių žmonių teisės, jūsų nuomonė yra reikiamai ginamos čia Lietuvoje? Na, manau, mokslo atžvilgių galbūt ir teisingai, ta prasme yra įvairiausių programų, kurias galima išvykti metu, taip gilinti savo žinias, taip pat susibendrauti su įvairiom ES šalių žmonėm, taip pat įgyti ir daug praktikos. Tai manau, mūsų kaip jaunimo atžvilgių, tai gal ir ganėtinai užtenka to dėmesio. Papildysiu savo kolegiją, netgi mūsų kolegijoje yra organizuojamos Erasmus programos, kur tiek mūsų kolegijos studentai išvyksta į kitas ES šalis, tiek iš kitų ES šalių atvyksta studentai, tiek mūsiški studentai ten įgyja daug ir praktinių, ir teorinių žinių, susipažįsta su svetima kultūra ir be abejo, jei turi kalbos barjerą, jisai žymiai sumažėja. Jums pačioms teko dalyvauti štai tokiuose studentų mainų programuose? Kol kas neteko. Ne, bet kiek teko girdėti, tai tikrai nusiskundimų nėra ir visi iš tikrųjų džiaugiasi tuo, kad pabando. O Alytaus kolegijoje dabar yra studentų atvykusių iš kitų šalių pagal studentų mainų programas. Taip. Kaip jums tenka su jais bendrauti? Mums nesančiomis Alytaus kolegijos studentų atstovybėms narėms, tai su jais bendrauti daug netenka, tik tiek, kiek susitinkame pačioje kolegijoje. Bet kaip jie jaučiasi štai čia Alytaus kolegijos aplinkoje, tarp studentų, tarp dėstytojų? Šiaip, kiek esu pati mačius, kiek girdėjusi, tai jie labai puikiai integruojasi į mūsų kolegiją, kadangi ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, tai kaip krikštynos, kaip stovykla kolegijos, tai manau, nėra labai didelis barjeras tarp studentų su jais, taip pat ir jie puikiai jaučiasi prie mūsų dėstytojų, kadangi yra suteikiamos puikios sąlygos jaustis gerai. Na, tai tie kultūriniai skirtumai, kurie vis dėlto egzistuoja, ar ne, kiekvienoje šalyje, ir norint tai ne tik joje pritapti, reikia žinoti tam tikrus ypatumus, ar ne? Jūsų nuomonė, ar štai mes Lietuvoje turime kažkokių ypatumų, apie kuriuos turėtų žinoti jauni žmonės atvykstantis pagal tas pačias mainų programas į Lietuvą? Kad nepasijustų nejaukiai, kad galbūt nepadarytų to, ko negalima daryti pas mus. Taip, kiekviena šalis turi savo papročius ir kiekvienas to šalies pilietis jo žino, o atvykęs iš kitos šalies tikrai ne, todėl jam tektų iš pradžių, manau, kažkiek pasidomėti tą šalimi, į kurią jis vyksta studijuoti ir atlikti praktiką. Svarbiausiai atvykus iš kitos ES šalies ar šiaip iš bet kurios šalies nesijausti labai tokiu laisvavališku ir nesielgti taip, kaip tau atrodo geriau, nes pasiekmės tai galėtų būti nekokios. Vis dėlto reikėjo tą bendrą situaciją pirmiausia įvertinti, ar ne? Taip pat manau, kad nereikia bijoti bendrauti ir jeigu ko nežinai, ar nežinai kaip elgtis, geriau paklausti negu daryti bet ką. Aišku. O kur jūs, pavyzdžiui, ieškote informacijos? Štai ir Živilė, ir Loreta mini, kad joms įdomu tai, kas darosi ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Kokiais kanalais, kur jūs gaunate tą pagrindinį informacijos srautą, kur jūs pagaliau jo ieškote? Tikriausiai pats didžiausias šaltinis tai yra internetas, bet ir pačioje kolegijoje tiek dėstytoje, tiek iš administracinės pusės visada galima sulaukti pagalbos bet kokiu klausimu susijusiu su studijomis ar ten su tom mainų programom. Jaunimo užimtumo problema yra visoje Europoje, ypatingai pietinėse Europos šalyse. Lietuvoje taip pat jauni žmonės bedarbių bendroje eilutėje sudaro netokį jau mažą skaičių. Kaip jūs, būdamos jaunos ir pasirinkusios būtent tokią profesiją, multimedija, dizainas, jūs matote save darbo rinkoje čia Lietuvoje? Nors kalbate apie tai, jog būtų neblogai galbūt dar studijuoti, tobulinti savo žinias, galbūt išvažiuoti kažkur, pasitobulinti, bet jeigu kalbėti apie tolimesnę ateitį, jūs ją siejate su darbo paieška Lietuvoje pagal savo specialybę arba pagal panašią specialybę, ar vis dėlto ieškoti darbo kažkur kitur? Aš kaip patriotė, tai tik tai ieškosiu darbo Lietuvoje. Vienintelė, manau, yra bėda ta, kad kiekvienas darbdavys reikalauja labai daug tos praktikos, o kaip mums pabaigusiems tik tai studijas, aišku, pati pradžia bus labai sunki. O jums? Šiaip
Pačioje pradžioje taip pat stengsiuosi ieškoti darbo Lietuvoje, bet aišku, kaip žinome, šiandien dienai susiklošė situacijai, tai kad reikalavome labai daug praktikos, tačiau tos įgytos praktikos studijų metu tikrai nepakanka, tai reiktų gal stengtis per save kiek nors verstis, bandyti kažką naujo atrasti, taip pat bandyti ieškoti darbo ir užsienyje. O kodėl tų praktinių įgūdžių neužtenka? Kaip jums atrodo? Ar mokymo programos yra tokios, kurios daugiau orientuotos į teorinę pusę, ar vis dėlto tie praktiniai užsiėmimai, kurie turėtų vykti pagaliau kasmetinės studentų praktikos, jos galbūt netaip organizuojamas, kad jauni žmonės neįgauna tų technologinių ir praktinių įgūdžių ir todėl darbdaviai, kaip jūs sakote, reikalauja praktikos, o mes jos neturime. Galbūt tai tiesiog tik tai darbdavių nepasitikėjimas aukštosiomis mokyklomis, nes mes kolegijoje tai gauname tikrai labai daug praktinių užduočių, kurias vykdome ir mums tos praktikos tai galgi netgi daugiau negu teorinių paskaitų. Mhm. Tačiau gali būti ir tokie organizuojami kaip ir išvykos, kokia nors pabandymui, kokiai porai dienų studentų keletą grupelį paimta, tiesiog pabandyti, palikti toje įstaigoje pagal tavo specialybę, išbandyti tavo žinias ir manau, tai galima būtų įgyventi, kad ir pirmame kurse, kad tikrai tu įsitikintum, kad tai yra tavo. Tai manau, tai tikrai padėtų. Aišku, ne tada, kai tu baigi ir gauni diplomą ir bandai ieškoti, ar ne, o būtent pradinėme tame etape. Ko gero, čia labai paprasta ir tokia įgyvendinama mintis, ar ne? O jūs nebandėte štai tokias mintis siūlyti ir kolegijoje savo dėstytojams, galbūt administracijai? Na, galbūt pakalbėti netgi su darbdaviais. Kodėlgi ne? Galbūt jų tarpe irgi yra jau jaunų žmonių, kurie gali rizikuoti, nors kokia čia rizika, o galbūt ateityje turėti puikų kvalifikuotą specialistą. Tai pasiūlyti bet kada galima, manau. Tai tik reiktų, aišku, tuos pasiūlymus kažkaip bandyti ir įgyvendinti, ne tik iš kolegijos pusės, bet ir iš pačių studentų noro. Turėtų būti daugiau. Kiek jauni žmonės yra motyvuoti? Kiek iš tikrųjų turi tos vidinės motyvacijos? Štai jūs šiandien kalbate apie tai, jog kolegija tai tik pirmas jūsų karjeros etapas, mokymosi, vėliau jūs norite baigti išlyginamąsias studijas, gilinti savo žinias. Ar vis dėlto daugelis studentų yra motyvuoti? Tikriausiai ne, nes kiek teko atkreipti dėmesį ir mūsų kolegijos studentai, jie gyvena šią dieną, nesvarbu kaip bus rytoj, nesvarbu kokį pažymį jiems parašys dėstytojas ir kaip jie atliks savo darbą padaro, bet kaip. Tai tas motyvuotumas ir noras siekti savo tikslo, taip, ar ne? Yra visai labai skirtingas? Labai skirtingas ir daugelio žmonių tai nedidelis menkas. Tačiau jeigu labai jau nori, tai tikrai gali pasiekti ir jokių kliūčių tau gyvenime tikrai nebus, jeigu tu tikrai žinai, kad tai tavo ir motyvacijos tavo viduje turėtų be galo būti daug. Mhm. Jūsų nuomonė, ar jūsų tėvai taip pat jaučiasi Europos piliečiais? Be abejo. Jaučiasi, ar ne? Taip. Keliauja. Laisvai keliauja. Taip pat kiekvienas tas Europos pilietis iš tų kelionių gali parsivežti savo asmeniniam naudojimui daiktus, suvenyrus, ko galbūt kitose šalyse daryti negalima. Vienu žodžiu, jūs puikiai suprantate, ar ne, jog ta galimybė Europoje naudotis bent jau tom bendromis teisėmis, tai yra laisvas darbo jėgos judėjimas, tai yra sienų kontrolės nebuvimas, tai yra didžiausi pliusai, ar ne? Ir galimybė jauniems žmonėms vis dėlto realizuoti save, nesvarbu, kurioje ES šalyje. Kiek suprantu, dabar jau jauni žmonės nėra taip, na kaip čia pasakius, nėra įsitikinę tuo, jog gyventi galima tik tai savo gimtinėje, ar ne? Manau, dauguma jaunuolių bei jauno amžiaus žmonių galvoja tikrai ne taip, kaip jūs pasakėte, kadangi labai daug yra ir iš savo draugų rato, iš kitų draugų ratų, kad labai begalės daug draugų išvyksta į užsienį uždarbiauti, siekti karjeros ar šiaip bandyti save. Bet po to jie grįžta? Grįžta trumpam laikui, kokiam porai savaičių, mėnesių, 2 susitikti su artimaisiais, su draugais. Ir po to vėl išvyksta. Taip. Kodėl? Na, tiesą sakant, nelabai domėjausi šiuo klausimu, tačiau galbūt didesnės perspektyvos, aišku, daug ką lemia pinigai, nes jaunas žmogus pamatęs daug pinigų, tai jau čia jaučiasi labai, kaip tarp mūsų jaunimo sakoma, kietai. Tai matyt, tas ir yra tokias spyris išvykti atgal.
Jiems turbūt grįžus labai sunku prisitaikyti prie mūsų didelių kainų, jie bėga atgal. Kur kainos mažesnės, ar ne? Bet ir darbo ten yra daugiau, ar ne? Ir dirbti reikia daugiau, be jokios abejonės. Na, čia nėra nei vienos baltos ar juodos pusės. Iš esmės, kiekvienas žmogus turi galimybę rinktis. Bet svarbiausia, jog gyvendami čia mes turime galimybę. Ta pasirinkimo teisę mes turime. Jauni žmonės turi. Taip pat aš šiandien noriu padėkoti. Mūsų studijoje viešėjo multimedijos dizaino ir leidybos technologijų studijų programos trečiakursis Loreta Michailovič ir Živilė Bendenskaitė. Ačiū Jums už įdomų pokalbį, už Jūsų optimizmą ir, žinoma, sieki motyvuotai siekti mokslo aukštumų kartu su Europos Direct. Mes, ko gero, dar ne vieną kartą sugrįšime prie aktualių jauniems žmonėms temų, o jų ir Lietuvoje, Europoje tikrai netrūksta. Ačiū Jums, geros dienos. Ačiū Jums. Europos kaleidoskopas.